namaskar, aloha visiems ir ypač tau. Štai ir atėjo laikas antram mūsų video. Kaip ir žadėjau, šitam video aš papasakosiu daugiau apie save, apie tai, kaip aš pats pradėjau, kaip aš atradau šitą kelią, kaip aš pradėjau, kaip aš pasiekiau tai ir kaip aš gyvenu dabar. Aš šitą dalyką darysiu visų pirma tam, kad tu galėtum labiau mane pažinti, pamatyti, ar manim galima pasitikėti, ar manim verta tikėti, klausyti ir ar verta mokytis kartu su manim. Taigi, mano vardas, kaip ir sakiau, yra Olegas ir aš esu kilęs iš Klaipėdos. Esu kilęs iš visiškai paprastos šeimos. Mano šeima buvo darbo žmonės, tėvas, senelis turi didelę meilę jūrai, jie visą gyvenimą ėjo į jūrą. Aš taip pat turiu didžiulę meilę jūrai, man vandenynas yra one love. Labai mėgstu surfinti, mėgstu viską, kas susijęs su vandeniu, vandens sportus, nardyti, snorkelinti, freedivinti, visokie veikinimai, kajakai, sapai. Mėgstu labai plaukti mūsų nuostabios Lietuvos upėmis, su irklentėm, ilgus tripus po 3-5 dienas. Taip pat mėgstu keliauti. Man labai patinka eksplorinti, tyrinėti pasaulį, pažinti kultūras, pažinti žmonės, pažinti vietas. Aš labai mėgstu ieškoti stiprių vietų energetiškai. Tai yra labai stipri vieta. Pavyzdžiui, čia labai senas, labai didelis, galingas medis, kuris apsuptas šiek tiek tuštumos. Tai reiškia, kad medis energetiškai yra labai stiprus. Bet gerai, užteks apie tos šamanizmus. Aš nuo paauglystės žinojau, kad nenoriu dirbti samdomo darbo. Aš tai tiesiog žinojau. Aš esu pabandęs savo gyvenime nemažai visokių darbų ir niekada neturėjau motyvacijos dirbti įmonėj. Man visą laiką atrodė tas dalykas, kad turėti bosą, turėti kažkokį tai ten vadovą, kuris visiems pasakoja, ką daryti, menedžina, vadovauja, aiškina ir panašiai, man kaip anarchistui, man visą laiką tai atrodė nepriimtina. Man visą laiką atrodė, kad darbas įmoniai tai yra visų pirma akcininkų maitinimas, akcininkų burnų maitinimas ir aš niekada nejausdavau tos, kaip kai kurie žmonės kartais jaučia ir sako, tos misijos kurti kažkokią tai įmonę, prisidėti prie gerovės įmonės. Va, mes dirbam didelį įmonį, mes prisidedam, mes esam dalis to kažkokio tai ten rato komandinio ir kūrėm kartu. Aš niekada nejaučiu šitos misijos, man visą laiką atrodė, kad dirbti kokiam nors labai pavyzdžiui rimtam restorane, netgi labai prestižiniam, tai tu kuri svajonę visų pirma savininko, o ne savo. Visą laiką taip galvojau ir nuo paauglystės žinojau, kad samdomas darbas yra ne man. Visiškai ne man. Kaip ir minėjau, esu išbandęs nemažai įvairiausių darbų, nuo barų, restoranų, statybų, sandėlių, kur tik aš nedirbęs. Tai, ką noriu pasakyti, aš perėjau visą šitą virtuvę. Aš žinau žmonės, aš kilau nuo ten. Aš žinau žmonės. Ir aš žinau, kaip gyvena žmonės, kokias problemas turi žmonės, paprasti žmonės. Todėl kalbėdamas apie visus šitos dalykus, patikėk, aš suprantu, tave suprantu, jeigu tu esi toks pat. Perėjau pro visą šitą kelią. Taigi, viskas prasidėjo nuo to, kad kažkurio metu aš iškeliavau į Angliją. Standartinis imigranto planas, žinot. Nuvaryti vasarai, pasidaryti pinigų, grįžti, turėti pinigų, turėti
resursų, fainiai pagyventi, realiai dar buvau paauglys. Ir aš iškeliavau į Angliją, aš ten kurį laiką gyvenau, aš dirbau Anglijoje nemėgstamus, visiškai nemėgstamus darbus, sandėliai, strojkės, standartiniai darbai, nekvalifikuoti imigrantams. Aš gyvenu Anglijoje su 6 žmonėm vienam name. Ne visi tie žmonės man patiko, be abejo. Ir normalioj situacijoje aš net negyvenčiau su tai žmonėm. Bet teko. Aš turėjau kamurkę 3 metrų ant 3 metrų. Box room. Anglijoje vadina tokius dalykus. Ir gyvenau tokį, net nepavadinčiau, tai galbūt egzistavau, galbūt kažkiek ir gyvenau. Bet esmė tame, kad tai buvo laikas, kuomet aš dariau dalykus, kurie man nepatinka. Dirbu nemėgstamą darbą, gyvenu name su nepažįstamais, man net nelabai patinkančiai žmonėm, kurie švelniai tariant dauguma jų nebuvo tie žmonės, su kuriais aš paprastai bendraučiau. Man pati Anglija neįtin patiko gyvenimui. Ir aš tikrai nebuvau laimingas. Bet kas buvo labai svarbu, aš nežinojau, kaip pakeisti ir į ką keisti tokį gyvenimą. Nemažai galvoju, nemažai reflektinau, nemažai mąsčiau ir keletą kartų aš turėjau su savim labai rimtą pokalbį. Labai rimtą pokalbį. Aš sėdėjau, mąsčiau ir galvoju ir aš klausiau, Olegai, tai tikrai maksimum, ką tu gali pasiekti? Dirbti kažkur sandėliuose, šaltuose, kurio tu net nepatinka, gyventi su nepatinkančiai žmonėm, kažkokiai kamurkiai, Anglijoje, tau čia net nepatinka. Tai realiai, ar mažasis Olegas iš vaikystės, ar jisai džiaugtųsi? Ką tu darai? Olegai, keisk kažką, daryk kažką. Tu gali daugiau. Tu padarysi daugiau. Aš apie tai dabar pasakoju, man emocijos kaip tuomet buvo. Lygiai tas pats. Ir aš nusprendžiu, kad reikia kažką keisti. Keisti greitai ir kardinaliai. Bet nežinojau, ką daryti, kaip daryti, manęs nemokino verslo ypatumų, niekas ir panašiai. Ir kažkurio metu man galvoje atsirado mintis, kad Olegai, tu niekada nesi buvęs egzotiniai šaly, tu mėgsti palmes, pliažus, tu mėgsti vandenyną, keliauti, mėgsti karštę, tu nuo vaikystės svajoji pagyventi tropikuose. Galbūt būtų verta nuvaryti į tropikus ir ten savęs paieškoti. Ir aš tą mintį taip laikiau savyje, mąsčiau, galvojau, labai daug apie tai galvojau. Ir nusprendžiau, kad viskas. Man reikia nukeliauti labai toli, man reikia gauti šoką, man reikia reseto, restarto, man reikia escape'o, man reikia pailsėti ten nuo problemų, man reikia surasti save. Ir man reikia pagyventi tropikuose tarp palmyčių, kaip ir svajojau vaikystėje. Ir aš pradėjau ieškoti galimybių, pradėjau galvoti, kokią šalį pasirinkti, tuo metu gyvenau Anglijoje, dirbau, pradėjau kaupti pinigus, taupyti pinigus ir visata man vis atsiųsdavo Tailandą. Aš žiūriu Tailandas, saugų, malonų žmonės, skanus maistas, pigų. Ok, geras variantas, aš pagalvoju. Tailandas man tuo metu pasirodė geras variantas, bet aš dar nebuvau įsitikinęs. Ir tuomet darbe, kai aš dirbau sandėlį, atvarė nauja mergina. Labai graži mergina, labai jinai man iškart patiko, krito į akį. Ir aš sužinojau, kad jinai ką tik grįžo iš Tailando. Mėnesį laiko ten buvo. Aš tai priėmiau kaip viskas, paskutinį ženklą, arba prieš paskutinį ženklą. Aš priėjau prie šitos merginos, paklausiau, ar tu buvai Tailande, jinai pasakė taip. Oh my god, it was amazing. Jinai buvo Anglė. Ir aš pasakiau viskas, pasakok man viską. Ir mes pradėjom kalbėti, mes pradėjom bendrauti apie Tailandą. Ir mes kiekvieną dieną susitikinėdavom darbe,
pusvalandį, valandėlę vaikštom, net nedirbom, mums nebuvo svarbu, aš žinojau, kad tas darbas yra ne man, tai yra laikina stotelė, jai taip pat tas darbas buvo visiškai laikina stotelė ir mes nesipairinam, kad mūsų išmes ar kažkas ten nutiks. Susirasim kitą darbą ir šiaip čia ne mūsų tikslas, buvo rimtesni reikalai. Tai mes bendravom, jinai man pasakojo ir aš klausiausi jos ir nemažai dalykų man taip imponavo, kad aš nusprendžiau, jog viskas, va čia yra paskutinis ženklas, man reikia į Tailandą. Nuspręsta. Aš pradėjau ieškotis bilietų, tuo metu į Tailandą taip pat reikėjo vizos, aš pasidariau vizą, man reikėjo važiuoti tam į Londoną, man reikėjo susipirkti kuprinę, įvairiausius dalykus, kelionį, aš nieko visiškai tokio neturėjau, visiškai. Ir kai pažiūrėjau skrydžių kainas, nusipirkau kuprinę, nusipirkau naują telefoną, pasidovanojau savo tam, kad galėčiau kurti kontentą, kad filmuoti, fotkinti, nes visgi kelionė į Tailandą. Pirma mano kelionė, rimta, į šiltus kraštus, į egzotinę šalį. Ir nusipirkęs visus tos dalykus, aš pastebėjau, kad pas mane netiek ir daug pinigų buvo likę. Aš paskaičiavau, kad atmetus bilietus, atmetus tam tikrus dar dalykus, pas mane liktų iki 1000 eurų, labiau gal netgi kokie 800–900 eurų, 2 mėnesiam Tailande. Aš būtinai norėjau 2 mėnesius keliauti. Man va tai buvo, 2 mėnesius. 2 mėnesiam buvo galima gauti vizą, 2 mėnesius norėjau ir būti. Ir aš supratau, kad už 800–900 2 mėnesius pragyventi kaip turistas yra sunku. Tai nusprendžiau keliauti kaip Tarzanas. Aš nusipirkau palapkę, aš nusprendžiau, kad Tailande aš tiesiog autostopinsiu po salas, miegosiu pliažuose, taip vat, hamakuose gulinėsiu, kažkur tai būsiu gamtoj. Aš nenorėjau tūsų, aš norėjau gamtos, palmyčių, kokosų, maudynių, nardymo, vandenį, žuvyčių, koralų, debesų, žvaigždžių, saulėtikių, saulėlydžių, visko šito. Ir aš nusprendžiu, kad viskas. Aš varysiu su palapke, autostopinsiu po visą Tailandą ir keliausiu. Ir žinai ką? Šita kelionė buvo vienas iš geriausių sprendimų mano gyvenime. Šitas sprendimas, šita kelionė man tiek daug atnešė ir iki šiol neša. Tas siekla, tas medelis, kurį atradau savyje šitoj kelioniai, iki šiol auga ir klesti. Ir apie tai šiame video pasakosiu. Prasukant, pasakysiu, kad aš viską susirašiau, viską susipirkau. Ir manęs, švelniai tariant, nepalaikė dauguma žmonių, dauguma draugų, pažįstamų, artimųjų, kam aš pasakoju, ko tik aš negirdėjau. Kempinti Tailande, autostopu važinėti, tave užmuš, ant organų parduos, pavogs, pagrobs, paskandins, tu pasimesi, tigrai suvalgys, gyvatės, saulė iškepsi, sušalsi. Nu, žodžiu, logiškų ir nelogiškų dalykų, kiek tik aš ko negirdėjau. Ir į kažką aš atsižiūrėjau, bet man širdį intuityviai aš jutau, kad man to reikia ir tai yra mano kelias. Aš nusprendžiau nieko neklausyti ir daryti. Ir aš džiaugiuosi, kad aš nieko neklausiau ir tai padariau. Tai buvo nuostabi kelionė. Tai buvo vieni nuostabiausių 2 mėnesių mano gyvenime. Aš keliavau į Tailandą su 2 tikslais. Pirmas tikslas – atrasti save. Olegai, atrask save. Pakeisk savo gyvenimą. Pakeisk savo gyvenimo kryptį. Atrask. Antras tikslas buvo, kaip sakoma, have some fun. Pačilinti, pasimėgauti, paeksplorinti viską, ką aš tau pasakoju, nuo palmyčių iki saulėtikių, iki debesų stebėjimo, kempingo, krabiukų, visko. Antra dalis buvo have some fun, pasimėgauti. Ir aš atskridau į Tailandą, aš kaip vakar pamenu tą pirmą momentą, kai aš išeinu iš lėktuvo ir va tas karštas
oras, kaip, žinai, orkaitė pradarai. O tos, wow, aš iš karto prie oro uosto palikau visus savo šiltus rūbus ir ėjau iki jūros. Pirmą savo saulėtekį pasitikau Tailande, pasistačiau palapinę, bet nemegojau, maudžiausi, deginausi, čilinau. Ir taip ir keliavau po Tailandą, autostopu, miegodamas palapinėje. Tai yra labai saugi šalis, žmonės ne tai, kad netrukdė, padėjo. Man kartais močiutės neždavo maistą, vaisius. Prieina močiutė tailandėtė, sakau, tu gal, kodėl tu taip mėgi, tu neturi pinigų? Aš sakau, ne tame esmė, ne piniguose, adventure, nuotykis. Jis sakė, nori vaisių, gal vaisių, žinoma, ačiū. Tai man žmonės padėjo, palaikė. Autostopas buvo nuostabus, puikus tiesiog. Tai buvo wow. Tai buvo wow. Viskas, o tai buvo. Ir aš keliavau ir po kelių savaičių kelionių po Tailandą aš atkeliavau į šitą salą. Kodžiam. Dar jinai vadinasi Kopų. Kodžiam, Kopų. 2 pavadinimai. Atkeliavau į šitą salą dėl to, nes aš žinojau, kad jinai yra ne mainstream, jinai yra nepopuliari. Daugumai sąrašų nėra, čia beveik nevaro turistai. Bet joje beveik nieko nebuvo. Namukai kažkokie tai mini, restoraniukai, vietiniai žmonės gyveno, laukiniai pliažai. Tai yra tai, ko aš norėjau. Aš atkeliavau į šitą salą keliom dienom, gyvenau palapkiai ir pamačiau, kad yra žygis džiunglėse. Nusprendžiu pereiti tą žygį. Tai tiesiog buvo žygis džiunglėse šitoje saloje. Ir aš pradėjau eiti, einu per džiunglės, einu, o saloje, sakau, turistų beveik iš vis nebuvo. 1, 2 kažkur tai tam pamatysi. Ir aš einu per šitas džiunglės, aš negalvoju, kad aš iš vis sutiksiu žmonės. O aš ne tik sutikau, aš pamačiau baltą žmogų, europietį. Arba gal amerikietį, nežinau, Australą, Naują Zelandą. Baltą žmogų. Ir aš jiem, hei, jisai man atgal, hei, mes priėjom vienas prie kito, kad tu kaip tu eini šitą žygį, jo, tai einam kartu, einam. Ir mes pridėjom kartu eiti tą žygį. Ir mes su juo bendraujam tokiom paprastom temom, kaip tau Tailandas, kaip tau kelionė, visa kita. Aš jo klausiau, kaip tau Tailandas? Jis man pasakė, kad labai patinka, aš jau čia beveik 2 mėnesius, labai nice. Prieš tai buvau Filipinuose mėnesį laiko, prieš tai Indonezijoje 2 mėnesius, irgi labai patiko. Prieš tai Malazijoje, Vietname, dar Australijoje buvau, Naujoje Zelandijoje. Ir aš taip stop, wow. Tu ką, milijonierių vaikas? Kaip tu taip keliauji? Kiek tu laiko keliauji? Kokie 8 mėnesiai? Sako, 1,5 metų. 1,5 metų? O kada atgal namo? Jisai beje buvo iš Prancūzijos. Vyrukas, biškių už mane vyresnis, man tada buvo 20 kažkiek, jisai buvo, sakyčiau, keliais metais vyresnis. Ir aš klausiau, kaip? Ir jis man pasakė dalyką, kuris mane tuo metu tiesiog šokiravo. Jis man pasakė, aš dirbu online ir keliauju po pasaulį. Ir mano reakcija buvo, dirbi online ir keliauji po pasaulį? Tai pirmą kartą gyvenime, kuomet aš išgirdau šitą dalyką. Tai buvo 2016 metai, pradžia. Ir niekas tuo metu to nedarė. Aš buvau šokiruotas. Keliauja po pasaulį ir dirba online. Ir jis man pasakė jo. Aš nepamenu dabar tiksliai, ką jisai darė. Man atrodo, jisai buvo freelanceris, grafinis dizaineris. Ir aš jam sakau, klausyk. Pasakok man, kaip ką, viską pasakok, kaip tu tai darai, kaip tu gyveni. Ir kas įvyko toliau, aš dabar kalbu, aš galvoju, turiu šitą vaizdą, aš pamenu kaip vakar, šitoj pačioj saloj. Būtent dėl to, būtent šitoj saloj aš ir pasakoju šitą video, apie šitą istoriją. Aš kaip vakar atsimenu, aš einu, jis eina man iš kairės, aš jo klausinėju klausimų,
kaip tu taip dirbi online? Tu keliauji, tu su laptopu dirbi ir keliauji, sako jo. Ir jis man einant žygį, va taip vat, prie manęs, pasakoja, kaip jisai pradėjo, jisai ieško klientų, jisai va taip pat dirba online freelancina, keliauja po pasaulį, gyvena bet kur, dirba kada nori, kiek nori, kur nori ir visa kita. Ir mes einam žygį, palmės, džiunglės, kažkokie tai medžiai, jisai eina man iš kairės, jisai man pasakoja, aš žiūriu į priekį ir aš tiesiog tuo metu jaučiu, kad mano kažkokie tai narvai, mano kažkokios tai dėžės, kažkokios tai sienos, kurias aš buvau taip pat sustatęs, kurias man buvo sustačius ir visuomenė, bet aišku, visų pirma, aš pats savo, visos tos sienos lūžo. Aš einu, aš klausausi to žmogaus ir griūna tie apribojimai mano galvoj, griūna tos sienos, griūna tie narvai. Va taip, va, aš pasijaučiau, va taip, va. Aš einu, klausausi jo, man vos ne ašaros bėga akim ir aš supratau, eurika, štai ką aš noriu daryti. Aš noriu gyventi, va taip, aš noriu gyventi laisvai. Aš noriu dirbti laisvai, ant savęs, su kokiais noriu projektais, kur noriu, va taip, va. Ir keliauti po pasaulį. Man taip patiko keliauti, aš noriu keliauti daugiau. Eurika. Enlightenment. Galite vadinti kaip nori. Aš pajaučiau šitą dalyką, aš atsibudau, aš atsimerkiau ir aš supratau. Tai yra tai, Olegai, ką aš noriu daryti. Aš atradau save. Viskas. Pirmoji misija, tikslas buvo pasiektas. Aš atradau save, tuo metu aš supratau. Būtent šitoj saloj, vat kažkur ten. Aš dar eisiu tą žygį, kad pajausti, kad išgyventi šitas energijas, nors aš šitoj saloj būnant ir taip jas išgyvenu labai stipriai. Ir grįžtam. Mes su juo praėjom tą žygį, mes su juo atėjom į barą, toks restoraniukas buvo pačiam pliaže, aš jiem nupirkau gėrimą, aš pasakiau, klausyk, pasėdim, dar pasikalbam, atsigeriam. Aš padėkoju jam, pasakiau, kad tu net neįsivaizduoji, iki ko priveš šitas pokalbis. Tai buvo vau. Tai buvo vau. Man sparnai išdygo. Mes su juo atsigėrėm, aš turėjau tuo metu motorbaiką, išsinuomavęs, aš jį nuvežiau, kur jam reikėjo atgal iki jo namų, grįžau, miegojau palapiniai ir mąsčiau, galvojau, vau, koks man buvo džiaugsmas, kad aš atradau Tailande, viskas, kaip ir norėjau, taip ir įvyko. Kaip gerai, kad aš važiavau į šitą kelionę, kaip gerai, kad aš neklausiau tų, kurie mane norėjo demotyvuoti, kaip gerai, kad aš patikėjau savim. Wow. Ir toliau aš tiesiog keliavau, aš šitą mintį, šitą sėklą pasėtą, šitas vulkanas pražadintas, prabūdintas, viskas, jau pradžia yra. Aš nusprendžiau, kad kol kas šitas dalykas on hold, kol kas šitas dalykas ilsisi. Aš noriu toliau atlikinėti antrą tikslą kelionės, tai mėgautis. Ir aš keliavau ir toliau. Sutikau labai daug nuostabių žmonių, man padėjo labai daug nuostabių žmonių. Tai buvo tiesiog vau. Ir kai kelionė baigėsi, aš grįžau į Angliją, aš atskridau į Londoną. Pasakiau savo draugui, kad jisai mane pasitiktų, paprašiau, kad atvežtų man rūbų, nes aš turėjau šortus ir maikės. Visus savo šiltus rūbus aš jų pirmą dieną atskridęs palikau Tailande, nes aš žinau, kad man šių tikrai neprireiks. Draugas atvežė man rūbų į oro uostą. Ir tuomet aš grįžau į savo miestą Anglijai. Ir aš pradėjau apie tai pasakoti draugams. Tiek Anglijai, žmonėms, kurie man patiko, tiek Lietuvoj.
Ir aš pradėjau sakyti, hebrytė, primeskit, sutikau va tokį žmogų, keliauja po pasaulį, dirba online, ant savęs, freelancina, ieško klientų, taip, ieško klientų, grafinis dizaineris. Ir va taip pat padaro, sakau, gaunu pinigus ir viskas. Jokių grafikų, jokių bosų. Primeskit. Ir kai kurie žmonės tokie, okei, kaip įdomu, mums reikia taip pat. Aš sakau, būtent, mums reikia taip pat. Bet absoliuti dauguma žmonių manęs nepalaikė, maždaug taip, Olegai, koks dar darbas online, kokios dar kelionės po pasaulį, koks dar freelancinimas, atsibusk. Tave apgavo, jisai pajokavo. Ne, jisai nejuokavo, aš jo klausinėjau daug klausimų, kai jis taip daro ir visa kita, aš stebėjau jo atsakymus, jisai tikrai sakė tiesą. Olegai, tai pasakos, tai tiesiog pasakos, taip nebūna. Nebūna, kad žmonės su laptopu keliautų po pasaulį, dirbtų ant savęs online ir va taip pat gyventų, be jokių grafikų, be jokių tų visų. Ne, Olegai, come on. Ir antrą kartą manęs nepalaikė beveik niekas. Didžioji dalis žmonių, skrusdėlytė, atsipalaiduok, irgi klausosi istorijos. Grįžtam. Antrą kartą vėlgi buvo tas pats, manęs nepalaikė beveik niekas. Didžioji dalis žmonių man sakė, kad pasakos, melas, tave apgavo, taip nebūna, jisai super talentingas, tėvai jį investavo tikriausiai labai daug pinigų, dėl to jam pasisekė, jam tiesiog pasisekė, tau neišeis, tu pažiūrėk į save, žodžiu, ko tik aš negirdėjau. Koks tu atišnikas, tu pažiūrėk į save, tu dirbai barmenu. Koks dar darbas online? Olegai, būk kur tu esi, nieko nekeisk, iš kur tu ištrauki, kad tu taip gali? Tu ką, pats protingiausias? Tai visi taip gyventų. Sėdė, kur tu sėdi, tu nesi pats protingiausias, pamiršk viskas. Ir aš jau žinojau, kad visa tai yra bullshit, visa tai yra nesąmonės, nėra ko klausyti žmonių. Neklausyk žmonių, kurie nėra pasiekę tai, ką tu nori pasiekti. Žmonės, kurie yra pasiekę tai, ką tu nori pasiekti. Su jais kalbėkis, diskutuok. O mano pažįstami, mano tuometiniai draugai, jie beveik visi buvo paprasti darbininkai ir niekas iš jų net nebandė dirbti online. Ir man jų klausyti, aš jau supratau tuo metu, kad, beprasmiška visų pirma. Visų antra, aš jau buvau pasimokinęs, nes tie patys žmonės man sakė, kad Tailandas su palapinė 2 mėnesius ir autostopu, be šansų, ne. Neklausiau ir viskas buvo nuostabiai. Su 800 eurų 2 mėnesius išgyvenau Tailande puikiausiai. Ir atradau, ir pasimėgavau, ir susipažinau su žmonėm, ir visa kita. Grįžtam. Taigi, aš jų nepaklausau ir vėl. Aš nusprendžiau, Olegai, tu darysi taip, kaip tu turi daryti, tu jauti vėlgi intuityviai, kad tai yra tavo kelias, kad tai yra tavo ir tu turi daryti. Nepaklausau. Aš pradėjau ieškoti galimybių. Pradėjau ieškoti, kaip tai įgyvendinti. Man tai užėmė laiko, nes, kaip ir minėjau jau tau, kad anksčiau, 2016 metais, tai čia buvo kiek metų atgal, 8 kažkur tai metų atgal, 2016, 2017, čia kai aš mokiausi. Tuo metu nebuvo prikurta kursų, jeigu tu norėjai, pavyzdžiui, tapti grafiniu dizaineriu, tai tu dabar gali susirasti kursą nemokamą, kuris tave paruoš. Mes apie tai dar kalbėsim kitam video, vienam iš. Tuo metu man reikėjo krapštyti, ieškoti interneto. Kokybė kontento buvo žymiai prastesnė, buvo visko žymiai mažiau. Aš net nežinojau, nuo ko iš vis pradėti, nes tai nebuvo populiaru, tai nebuvo paplitę. Freelancinimas, darbas online, net neįsivaizduoju, nuo ko pradėti ir su kuo kalbėti, nes niekas tuo metu to net nedarė. Tai man reikėjo labai nemažai ką pereiti, kad pradėti. Ir aš nemažai galvojau, reflektavau. Labai padėjo taip pat tai, kad aš pasidalinau visą šią istoriją
su vienu iš savo draugų, kuris, kai išgirdo, jisai pasakė, kad jisai taip pat nenori vergauti įmoniai, jisai nori va taip vat. Ir jisai nori keliauti. Ir dirbti laisvai. Ir mes su juo kartu dvi galvos brainstorminom, mąstėm, galvojom, ką daryti, nuo ko pradėti, visą kitą. Galvojom ir nusprendėm, kad tikriausiai optimalus būdas, geriausias būdas yra IT. Ir nusprendėm kurti interneto svetainės, webus. Ir kažkada paauglystėj, aš jau paskui atsiminiau tuo metu, kad kažkada paauglystėj, man gal buvo, nežinau, 11 metų, 12 metų, vaikystėj gal net sakyčiau čia dar, aš buvau sukūręs per telefoną interneto svetainę. Tai buvo visiškai paprastas kažkoks tai ten forumas, niekas ten net jį neėjo. Bet man tuo metu buvo, wow, aš sukūriau interneto svetainę, wow. Tai ir man tuo metu tai patiko, aš supratau, kad man patiko tas procesas, man jisai buvo įdomus. Ir tuo metu, kai mes nusprendėm, kad IT, aš atsiminiau, kad taigi aš kūriau kažkada webuką ir man patiko. Gal man verta vėl pabandyti kurti webukus. Ir viskas, aš nusprendžiau, aš pradėjau mokytis, aš mokiausi savarankiškai, ėjau taip pat į tam tikrus kursus, bet viskas buvo beveik viskas nemokamai. Aš neėjau į universitetą, aš svarsčiau apie tą galimybę, bet mano manimu universitetas dažnu atveju nėra optimalus būdas mokytis, jau bent jau tikrai ne IT ir juo labiau dabar galiu pasakyti ne tam, kad freelancinti. Universitetai dažniausiai ruošia darbuotojus. Ir aš tai žinojau. Aš supratau, kad man nereikia to, ko moko universitetas, aš nusprendžiau visko mokytis pats. Mokiausi ir išmokau. Tai dabar, kaip ir sakiau, 6 metai keliauju po pasaulį, aplankęs jau daug įvairiausių vietų, nuostabių vietų. Į Lietuvą grįžtu tik tais tuomet, kai šilta, kai vasara. Ne visom vasarom grįžtu, bet dažnai. Kai šilta Lietuvoje yra man nuostabu. Bet kai pradeda šalt, čiau bambina ir tada išskrendu. Dažniausiai į Aziją arba kažkur kitur. Aš tai pasiekiau pats. Aš atradau, pradėjau, dariau, mokiausi ir pasiekiau. Ir visas šitas žinias aš tau dovanoju šitam kurse. Ir noriu tau pasakyti dar vieną svarbų dalyką, kad dabar, šiandien yra geriausias laikas mokytis šito dalyko. Mokytis freelancingo, skruzdėlytės, nu jau visai fanboys, fangirls. Dabar yra geriausias laikas mokyti šito dalyko. Yra prikurta tiek įvairiausių kursų, tiek išleista gerų video, gerų knygų, kurie tau padės. Kai tu išsirinksi skillą, išsirinksi įgūdį, kurį tu nori daryti, tau bus labai lengva jo išmokti. Tuo metu buvo nelengva, dabar lengva. Tai ką noriu pasakyti, kad dabar yra puikiausias laikas. Štai tokia istorija. Aš tikiuosi, kad tau patiko. Tikiuosi, kad tu gavai tam tikrų žinių, tam tikros patirties, galbūt tam tikrų įžvalgų iš šios istorijos. Keletą dalykų, kuriuos aš galiu išgryninti ir pabrėžti iš šios istorijos ir iš savo patirties, yra tokie. Daryk, ką jaučia širdis. Ir jeigu tu nusprendai daryti, daryk. Jeigu tu jauti, kad tai yra tavo kelias. Ir jokiais būdais neleisk niekam tavęs stabdyti. Neklausyk. Jeigu tu jauti, kad tai yra tavo kelias, daryk. Visata tau padės. Visata tau duos žalią šviesą. O jeigu atsiras žmonės, draugai, pažįstami, pana, vaikinas, artimieji, šeima, bet kas, kurie tau sakys, kad tu negali, neklausyk ir daryk. Leisk sau pabandyti, leisk sau padaryti ir leisk sau pasiekti.
Pabaigai noriu pasakyti, kad labai svarbu yra iškelti savo tikslą. Tikslas, kai tu jį iškeli, pameni, kaip aš kelionė savo iškėliau 2 tikslus. Antras yra viskas aišku, bet pirmas, aš jį labai išryškinau, nusprendžiau. Ir kai tu iškeli tikslą ir nuoširdžiai jauti, kad tai yra tavo, kad tu nori ir kad tu pasiruošęs stengtis, visata tau padės, visata tau dovanoja. Man visata padovanojo ir dabar aš dovanoju atgal. Tai tikiuosi, kad tu gavai įkvėpimo, gavai geros energijos, siunčiu tau gerą energiją iš Tailando, siunčiu tau motyvacijos. Ir tikiuosi, kad tu leisi savo pabandyti ir neleisi niekam tau trukdyti. Ir pabaigai dėkoju tau. Sakau tau ačiū. Nes prisidėdamas prie savo laisvės, tu prisidedi prie laisvės visam pasaulyje. Iki.